Sveiki, mėly bičiuliai, jums sveikinas Jaunimo naujienos. Žiniasklaida visai neseniai paskleidė informaciją, kad Robertui Javtokui, jeigu bus nustatytas nusižengimas dėl jo pasisakymų, gali grėsti viena iš 5 sankcijų rūšių, tarp kurių yra apdovanojimų, prizų, titulų, premijų ir panašiai atėmimas. Šią informaciją pasidalino Delfi, o 15 min iš to padarė net straipsnio pavadinimą. Asociacija Lietuvos krepšinis tai suskubo paneigti. Viešai pasirodžiusi informacija, jog etikos drausmės ir apeliacinė komisija ketina atimti Roberto Javtoko medalius, yra neteisinga ir nepagrįsta, kadangi komisija neturi jokių teisinių galių atiminėti krepšininkų iškovotus medalius, o valstybinius apdovanojimus skiria ir atima Lietuvos Respublikos prezidentas, patikslino ji. Tai jei tai yra tiesa, kur yra Delfi atsakomybė už paskleistą melagingą informaciją. Priminsiu, kad būtent Delfi paviešino Roberto Javtoko pokalbį, kai jis net nežinojo, kad yra filmuojamas. Tad Robertas Javtokas dėl šio paviešinto pokalbio persekiojamas, o Delfi, būdami patys kalčiausi, paviešindami privatų pokalbį, toliau tirština situaciją ir skelbia galimai melagingą informaciją. O juk Delfi yra faktų tikrintojai. Jie gali patikrinti kiekvieną iš mūsų ir paneigti melagienas. Visai neseniai straipsnėje jie paneigė Jaunimo naujienų paskleistas mintis, kai teigiame, jog proteste prieš nekilnojamojo turto mokestį balandžio 27 dieną susirinko daugiau žmonių nei Andriaus Tapino proteste. Už tai mano Facebook profilis gavo apribojimų. Labiausiai faktų tikrintojų reikia jiems patiems. Tačiau matomai nėra tiek daug etatų, kuriuos būtų galima skirti šiam darbui, nes jo būtų pernelyg daug, nespėtų tikrinti skleidžiamų melų. Sisteminė žiniasklaida eilinį kartą parodo savo lygį, prisidėdama prie Roberto Javtoko persekiojimo, kuris yra itin nusipelnęs Lietuvai savo krepšinio pasiekimais. Kaip jau minėjau, daugiau nei prieš 3 savaitės laukiu puolimo iš Delfi, kurio melo detektorius paneigė mano melą, kad proteste prieš nekilnojamo turto mokestį balandžio 27 dieną dalyvavo daugiau žmonių nei Andriaus Tapino organizuotame proteste. Vis dar taip pat manau, realybės nepaneigsite niekada. Tačiau faktų patikrinimas apriboja mano Facebook profilį ir jo sklaidą. Atrodytų, tai turėjo suveikti, bet gavosi visai priešingai. Turinys kaip niekada anksčiau pasiekė daugybę žmonių ir per šį apribojimo laikotarpį sulaukiau beveik 2 milijonų peržiūrų. Norėčiau padėkoti visiems, kas peržiūrite vaizdo įrašus ir tekstus, juos pakomentuojate bei pasidalinate, nes tik taip įmanoma įveikti neįmanoma, nugalėti algoritmus ir suteiktus apribojimus. Tiesos žodis ir žmonių valia įveikia kibernetinę erdvę bei sisteminės žiniasklaidos pateiktas pinkles. Ačiū Jums. Kad jau pradėjome nuo Delfio, toliau pakalbėkime apie jį. Štai šiame portale pasirodė tokia informacija. Pakeisiu tam tikrus pavadinimus, tačiau ekrane matysite, apie ką kalbu. Šiais demokratijos laikais reikia atsargiai rinkti žodžius, nes algoritmai stebi kiekvieną žodį. Kaip Delfi informavo Sveikatos apsaugos ministerijos komunikacijos skyriaus patarėjas Julianas Gališanskis, vaistinių preparatų nuo populiariausios ligos Lietuva turi pakankamai. Šiuo metu turima beveik 150 000 dozių, o į petį įsidūrė šį sezoną dar tik 352 asmenys. Įsivaizduojate, šį sezoną dūrį į petį susileido tik 352 asmenys. Po visų buvusių žmonių skirstimų į antivakserius ir vakserius, patikėjimo mokslu, po visų remelių, po visų vadinamųjų galimybių pasų ir taip toliau. Tikėtojų mokslų Lietuvoje beliko tik 352 žmonės, visi kiti tapo antivakseriais. Galima drąsiai teigti, kad vengimas dūrių į petį Lietuvą suvienijo taip pat kaip ir krepšinis. Turbūt Lietuvoje tik 352 žmonės nežiūrėjo Europos krepšinio čempionato, galimai, o 352 žmonės susileido dūrį į petį. Likusi tautos dalis mėgavosi krepšiniu ir atsisakė dūrio. Labai džiugi žinia, juk būtent visuomenė kiršino valdžios atstovai ir sisteminė žiniasklaida. Lietuvos piliečiai vienas kitam nėra priešai, o sisteminė žiniasklaida dirba išprakaitavusi. Straipsniai tolygus pandeminiams straipsniams, virusas plinta siaubingai. Atrodytų tūrio į petį centrai turėtų būti pilni, anksčiau šis gąsdinimas juk veikia, bent dalinai. Tačiau tauta didžiausią imunitetą gavo matomai ne tik ligai, bet ir propagandai. Įdomiausia, o tarp tų 352 asmenų yra Ingrida Šimonytė ar Gitanas Nausėda. Juk būtent valdžios atstovai dirbo aktyviausiai, būdami dūrių į petį reklamuotojais. Viešai dalinosi vaizdo įrašais, kaip gauna bakstelėjimą. Kur dabar jų vaizdo įrašai? Nejaugi
patys prisijungė prie antivakserių. VNS skelbia, kad ketvirtadienį rengiamas kultūros bendruomenės atstovų protestas prieš valdančiosios Nemuno aušros pasiūlytą kandidatą į kultūros ministrus Ignotą Adomavičių. Ši ministerija aušriečiams atiteko iškeitus energetikos ministeriją. Kultūrininkai taip pat yra inicijavę peticiją, prašančią neskirti bet kurio Nemuno aušros nario į ministrus. Štai teigiama, kad prieš kandidatą į kultūros ministrus sukilo šalies garsenybės, skatina vienytis. Dabar nenagrinėkime pačios mens, o panagrinėkime patį principą. Gerai, kad žmonės išreiškė savo pilietinę poziciją, tačiau kur buvo visos šios vadinamos garsenybės kultūros atstovai, kai buvęs kultūros ministras Simonas Kairys viešai tyčiasi iš garbaus režisierio Rimo Tumino, palyginęs jį su girtu rusų kareiviu. Gal niekas nereagavo todėl, nes jis buvo ištinkamos partijos, kur buvo visos vadinamos garsenybės ir kultūros atstovai, kai LRT Olegą Šurajevą apdovanojo metų valstybės kūrėjo nominaciją 2022 metais. Tai žmogus, kuris rodė savo lytinius organus viešai, turėjo reikalų su policija, dažnai keikėsi, dergė keiksmais Seimo narius ir taip toliau. Niekas čia problemų nematė. Tad ir vėl akivaizdus dvigubi standartai. O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie šias naujienas? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.